Na kągi, einame į darbelį ir spėkit, kiek dabar valandų. Ogi pusė 10. Pusė 10 vakarų. Ir klausimas kyla turbūt į darbą. Taip, į darbą. Kepsim pyragus per naktį. Ir kažkodėl tai labai taip smagiai jaučiuosi, nežinau kodėl. Tiesiog čia kažkaip taip visai fainas, orelis toks vakare, drebesai aplinkui visur, visokie žaižaruoja ir dar tai visai kaip ten darosi arba nesidaro, tiesiog vyra. Ir viskas, vienu žodžiu, labai kažkaip taip faina. Kažkaip per krūmai, šitų krūmų aš nemačiau, kažkaip nebuvę. Žiūrėkit, čia džiunglys. Oi, kaip aš čia senai neėjęs. Čiagi nieko nebuvo, nors gal ir buvo stagarai. Tam, kaip dabar užaugo lapų krūva ir pasidarė krūmai džiunglės. Kodėl aš taip gerai jaučiuosi? Nežinau. Gal štai koksai šitas stagaras man pasakys. Kuris tau sakys, gyvatė, ką jis tau dabar sakys? Ims ir sakysis tau. Nieko. Sako, iki darbą ir viskas. Ką čia žiūri? Sakau, aš noriu žinoti, kodėl man čia taip gerai. Tas sako, kas tau yra. Noriu biškį su ta. Aš sakau, tas taip. Ir viskas. Bus gerai. Va šitaip, va. Gerai. O taip. Taip. Tai va, varau vėl į darbą. Buvau tiesa vakar koledže dėl savo studijų, bet deja nepakako mano anglų žinių. Taigi teks vienus metus mokytis anglų kalbos. Iš tikrųjų visai gerai, nes aš tikrai anglų nesigaudau palyginus. Tai bus naudinga, bet tik tiek, kad gaila, kad dar 1 metai praeis. Taip jau, kaip aš sakau, veltui, bet iš tikrųjų, aišku, ne veltui, nes kalbą pramoksiu. Taip norėčiau kažką tokio protingo pasakyti. Atrodo, kaip ir yra ką, bet kaip ir nėra. Ir taip keistai kažkaip atrodo, nežinau, kaip kad ir su žmogum bendraujant. Atrodo, jo daug ką pasakyti, nors iš tikrųjų užtenka vien su juo pabūti ir atrodo, kad išsipasakoji ir pasikalbi. Tai būna faina. Bent jau man tai. Einu namų, žiūriu, antys priešais mane. Kaži pabėgs ar nelabai pabėgs? Bėga. Kur bėgat? Tai ką, gal jūs pagaut? Kokia čia tešala man pukojim. Tai pagausiu antys. Kur skrenda taigi? Tai antys. Jau sakyt, rapūžės. Kepsniukas biškį taip, sakyčiau, dūmiai kepa, reikėjo gal išimti. Ir visai, sakyčiau, neblogas kepsniukas gausi. Visai toks skanus, sako, aš čia neatsipjovė. Visai nieko kepsniukas, tai to lašeko biškį per daug vienu vietu, tai čia nupjoviau. O dabar žinai biškį per daug įsidėjau, tai nepatinka man tie lašekai, va. Kaip biškį yra nieko, bet jau tai daug jau. Taigi va, kas naujesnio, tai pradėsiu lankyti koledžą. Tik tai, kad ne specialybę dėja, o anglų kursus. Anglų ir matematikos kursus. Dar beje susėse pradėjau kaip ir lankyti savigynos tokius kaip pamokas.
Taigi tikiuosi, kad šiek tiek išmoksiu apsiginti ir būsiu toksai apsisaugojęs baisiausiai stipriai. Gal ir ne. Pirma misija. Tai reikia padaryti špagatą. O man iki jau labai daug trūksta. Taigi treniruojus kiekvieną dieną. Ir kol kas tai sunkiai, bet matosi vis geriau, po truputuką. Labai po nedaug, bet po biškį geriau. Dar tiesa, ką čia dabar už kiek čia baigsiu aš tą kėdę daužyti, ar ne? Skrendu į Lietuvą trumpam 10 dienelių. Ten truputį yra reikaliukų tokių, tikiuosi pafilmuosiu. Ir įsparausiu, ar į šitą, ar į kitą blogą, nežinau. Šiaip ar priežastis, kodėl taip ilgai nieko nedarau, tai jau nekeliu blogų. Tai už tai, kad užsisakiau kompą naują ir dabar jau laukiu. Jį maždaug turėčiau gauti irgi po 10 dienų, taip kad kai grįžiu čia, tai jį maždaug ir gausiu. Ir tada iškepsiu vieną ar 2 blogus vieną, tai tikrai. Nes, žodžiu, su šitu mano senu kompu, kuris jau dabar ūžia kaip koksai, nežinau kas. Nežinau, ką jisai daro, tiksliau nieko jisai nedaro, bet tai jau čia švilpia tik tai čia viskas. Nežinau, ar jūs girdit, bet jisai čia turbinasi, turbo patro kažkokios sujungiasi, čia tik tai vienu žodžiu, bet jau nieko neišeina daryti. Išeina daryti, iš tikrųjų, matėtgi padariau kelis ten kliukus. Ne kelis, normaliai aš ten padariau, bet vienu žodžiu užknisu jausmai. Ir laukiu to naujo kompo, ten su jau turėtų žymiai linksimiau darytis ir dažniau tikiuosi darysiu. Jau čia faktas, kad dažniau, nes čia, nežinau, kiek čia praėjo mėnesis, tai jaučiu tikrai nuo paskutinių. Tai va taip ir žiūrim, kas čia bus toliau, nežinau. Nu va, manau, lauknešėlis. Šovė į galvą pirmas toks žodis, iškodėl tai ir pasakiau. Tai va, susidėjau maždaug daiktus, nežinau, ar ką nors pamiršau, bet tikiuosi gal nebūsiu pamiršęs ko nors. Ir aš pasiruošęs į Lietuvėlę trumpam nuvaryt. Tikiuosi bus linksma. Labai tikiuosi.